Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kurios metu susipažinsite su verslo modelio drobe, praktišku ir lengvai naudojamu įrankiu, padedančiu sisteminti ir vizualizuoti jūsų verslo idėją kultūros ir kūrybos sektoriuose. Verslo modelio drobė padės jums suprasti, kaip jūsų idėja veikia kaip visuma ir tam nereikės sudėtingų verslo žinių. Šis įgūdis yra būtinas savarankiškai dirbantiems KKS, nes jis paverčia kūrybinę idėją struktūrizuotą koncepciją. Jis padeda suprasti, kam skirta jūsų idėja, kokią vertę įteikia, kaip pasiekia žmonės ir kaip gali tapti tvari laikui bėgant. Turėdami šį įgūdį galėsite aiškiai apibūdinti savo produkto ar paslaugos vertę, nustatyti tikslinę auditoriją ir klientų poreikius, suprasti, kaip pasieksite klientus ir bendrausite su jais, atpažinti pagrindinės reikalingas veiklas, išteklius ir partnerius, realistiškai vertinti išlaidas ir galimas pajamas. Šiam įgūdžiui ugdyti kviečiame pažiūrėti animuotą vaizdo įrašą, kuriame žingsnis po žingsnio paaiškinama kiekviena verslo modelio drobės dalis, susipažinti su kūrybinių verslų pavyzdžiais ir atlikti paprastą užduotį, kad pradėtumėte kurti savo drobę. Sveiki atvykę į šią mokymosi sesiją, skirtą verslo modelio drobės Canvas kūrimui, paprastam ir efektyviam įrankiui, padedančiam apibrėžti visas esminės verslo idėjos dalis. Verslo modelio drobė padeda susisteminti mintis, suprasti, kaip veikia jūsų idėja ir aiškiai ją perteikti kitiems. Verslo modelio drobė ypač praverčia, kai kūrybinę idėją norite paversti kažkuo labiau struktūruotu ir tvariu. Ji leidžia pamatyti, kaip kūrybiškumas, vertė ir praktinis planavimas susilieja į vieną aiškią sistemą. Tai padeda sumažinti neapibrėžtumą ir leidžia pajusti, kad jūsų idėja yra įgyvendinama. Pradedant kūrybinį verslą, lengva pasijusti priblokštam visų klausimų. Kas pirks mano produktą? Kaip aš juos pasieksiu? Kas daro mano idėją finansiškai tvarę? Verslo modelio drobė padės jums atsakyti šios klausimus aiškiai ir struktūriškai. Jis suteiks jums išsamų jūsų idėjos vaizdą ir padės priimti geresnius sprendimus. Jausmas, kad pradžioje viskas atrodo pernelik sudėtinga, yra visiškai normalu, ypač kai dirbate naujoje aplinkoje arba pradedate ką nors daryti savarankiškai. Kūrybinės idėjos dažnai kyla kartu su neapibrėžtumu, o be aiškios struktūros gali būti sunku suprasti, nuo ko pradėti. Verslo modelio drobė padeda šios klausimus suskirstyti į lengvai valdomus elementus. Suskirstydami savo idėją į aiškias dalis, galite sutelkti dėmesį į vieną aspektą, o ne į viską iš karto. Toks požiūris skatina aiškesnį mąstymą, mažina stresą ir padeda priimti pagristus sprendimus, atitinkančius jūsų įgūdžius, tikslus ir turimus išteklius. Žingsnis po žingsnio jūsų idėja tampa realistiškesnė ir lengviau įgyvendinama. Jis paaiškina, kokią problemą sprendžiate ir kokią vertę siūlote. Paklauskite savęs, kuo mano idėja yra ypatinga, kokį poreikį įtenkina, kaip ji pagerina žmonių gyvenimą. KKS vertė dažnai kyla iš kūrybiškumo, kultūrinės tapatybės, autentiškumo ir emocijų. Jūsų vertės pasiūlymas padeda kitiems gerai suprasti, kodėl jūsų idėja yra svarbi. Tai priežastis, dėl kurios kas nors rinktųsi būtent jūsų paslaugą ar produktą, o ne kitus. Kai jūsų vertė yra aiški, tampa lengviau perteikti savo idėją, sudominti ir užmegzti pasitikėjimą su klientais ar partneriais. Kultūros ir kūrybos sektoriuose vertė yra ne tik praktinė, bet ir emocinė bei kultūrinė. Žmonės dažnai traukia idėjos, atspindinčios tapatybę, kūrybiškumą ir prasmę. Susiedami savo idėją su žmogiškais jausmais ir realaus gyvenimo patirtimis, jūs padarote savo vertės pasiūlymą stipresnį ir įsimintinesnį. Jūsų idėja turi būti naudinga realiems žmonėms. Klientų segmentai apibūdina, kas naudos ar pirks jūsų produktą ar paslaugą. Pavyzdžiui, tėvai ieškantis kūrybinių seminarų, moteris besidominčios rankų darbo dirbiniais, žmonės vertinantis kultūrinius potyrius, interneto auditorija ieškantis skaitmeninio turinio. Kuo konkretesni esate, tuo lengviau jūs pasiekti. Žinojimas, kam skirta jūsų idėja, padeda priimti geresnius sprendimus kiekviename kūrimo etape. Kai aiškiai apibrėžite savo auditoriją, galite pritaikyti savo žinutę, produktą ir bendravimą prie jų tikrųjų poreikių ir interesų. Tai padidina tikimybę, kad žmonės susidomės tuo, ką siūlote. Konkretumas neapriboja jūsų idėjos, o ją sustiprina. Užuot bandę pasiekti visus, sutelkite dėmesį į tuos žmonės, kurie tikrai įvertins jūsų darbą. Toks aiškumas palengvina rinkodarą, padeda kurti lojalius santykius ir remia tvarų augimą kultūros bei kūrybos sektoriuose. Kanalai paaiškina, kokiu būdu jūsų idėja pasiekia klientus. Socialiniai tinklai,
internetinės parduotuvės, vietos rinkos, kultūriniai renginiai, asmeniniai tinklai. Santykis su klientais apibūdina, kaip jūs bendraujate su savo klientais. Draugiškai ir asmeniškai, teikiant pagalbą internetu, bendruomenės grupėse, seminaruose ar mokymuose. Tinkamų kanalų pasirinkimas padeda užtikrinti, kad jūsų idėja pasiektų tuos žmonės, kuriems ji labiausiai įdomi. Skirtingos auditorijos teikia pirmenybę skirtingiems kanalams, o tai supratus galėsite bendrauti veiksmingiau. Nereikia naudoti visų kanalų, pakanka tų, kurie atitinka jūsų idėją, įgūdžius ir turimą laiką. Santykiai su klientais priklauso nuo to, kaip žmonės vertina bendradarbiavimą su jumis. Kultūros ir kūrybos sektoriuose ypač svarbu pasitikėjimas, autentiškumas ir asmeninis ryšys. Užmegzdami teigiamus ir pagarbius santykius, skatinate pasikartojantį bendravimą, rekomendacijas ir ilgalaikę paramą jūsų darbui. Toliau apibūdinkite pagrindinius dalykus, kurių jums reikia, kad jūsų idėja būtų įgyvendinta. Pagrindinė veikla – produkto kūrimas, rinkodara, seminarų organizavimas, mokymo medžiagų kūrimas. Svarbiausi ištekliai – jūsų įgūdžiai, įrankiai ar įranga, darbo vieta, skaitmeninės platformos. Svarbiausi partneriai – tiekėjai, vietos organizacijos, mentoriai, bendruomenės grupės. Partnerystės yra ypač svarbios moterims naujoje aplinkoje. Jos mažina stresą ir atveria naujas galimybės. Nustatydami savo pagrindinės veiklos sritis, išteklius ir partnerius, jūs susidarysite aiškesnį vaizdą apie tai, ką jau turite ir ką galbūt reikės toliau plėtoti. Tvirti partnerystės ryšiai gali suteikti gaires, paramą ir prieigą prie galimybių, padėdami jums užtikrintai žengti į priekį ir kartu sumažindami sunkumus, su kuriais susiduriama dirbant vienam naujoje aplinkoje. Jums nereikia didelių skaičių, tik aiškumo. Sąnaudų struktūra apima medžiagas, įrankius, reklamą, keliones ir nuomą, jei yra. Pajamų šaltiniai apima produktų pardavimą, seminarų organizavimą, komisinius, pardavimus internetu, smulkias paslaugas. Sąnaudų ir pajamų supratimas padės jums pradėti nuo mažų dalykų ir saugiai augti. Mąstymas apie pinigus nėra susijęs su įtampa ar tobulumu, tai sąmoningumas. Žinant savo pagrindinės išlaidas ir galimas pajamas, lengviau priimti realistiškus sprendimus ir išvengti nereikalingos rizikos. Net paprasta apžvalga gali suteikti pasitikėjimo ir padėti jaustis labiau kontroliuojančiu savo idėją. Pradėdami nuo mažų žingsnių galite išbandyti savo idėją, mokytis iš patirties ir palaipsniui prisitaikyti. Augant jūsų pasitikėjimui ir įgūdžiams, kartu su jumis gali augti ir jūsų finansinis planavimas. Toks požiūris skatina tvarų vystymąsi ir padeda kurti verslą, kuris atitinka jūsų gyvenimo būdą, tempą ir tikslus. Sveikiname užbaigus šią sesiją. Verslo modelio drobė suteikia struktūrą ir pasitikėjimą reikalingą žingsnis po žingsnio plėtoti KKS idėją. Pereikite prie kitos sesijos ir dar labiau patobulinkite savo įgūdžius. Užbaigę šią sesiją, žengėte svarbų žingsnį, siekdami savo kūrybinę idėją paversti struktūruotą ir realistišką koncepciją. Verslo modelio drobė padeda pamatyti, kaip visos jūsų idėjos dalys susijusios tarpusavyje, taip suteikdama aiškumo ir nurodydama kryptį tolesniems žingsniams. Atminkite, kad tai yra nuolat tobulėjantis įrankis. Galite jų peržiūrėti ir koreguoti, kai jūsų idėja vystysis. Su kiekvienu patikslinimu augs jūsų pasitikėjimas savimi ir supratimas. Kitose vaizdo įrašuose toliau ugdysite įgūdžius, kurie padės jums pereiti nuo planavimo prie veiksmų savarankiško darbo kelyje. Dabar kviečiame jūs pasitikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingą baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį. Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.